Jau su Nerijum nusprendėm, kad pakankamai prisisėdėjom prie jūros, tai atvažiavom į tokį senovinį miestą, Modiką. Ir jūs labai gerai Italijoje vairuoja. Aha, aš susirūpinęs dėl darbų dabar. Na, ką padarysiu. Kas atvažiuosit į Modiką, tai būkit pasiruošę palipt laiptais. Labai sunkus laiptai. Labai daug laiptų. Yra ką veikti. Patus patogius pasimkite. Mes kalbam, kad kiekvienas kaimas Italijoje po tokią bažnyčią turėjo, kur dabar kainuotų milijardus pasistatyti. Tai savais laikais jie čia gerai gyveno. Nerijau, ar tau čia patinka? Čia šilta ir gera. Ir čia toks vaizdas. Atėjom kavos atsigerti, štai čia dar viena bažnyčia. Nu, Modikoje ant bažnyčių, tai taip jie pavarė. Ir čia 12 paštalų sustatyti. Šiaip labai įspūdingai atrodo. Atėjom į seniausią Sicilijoje šokoladinę, va nuo 1880 metų. Tai jie gamina pagal senovinį actekų ispanų receptą, šokoladą netirpina, deda mažiau cukraus ir nėra pieno. Ir toks vaikinukas viską labai įdomiai papasakoja, duoda padegustuoti įvairių skonių. Ir dar dabar tokį įdomų pyragėlį bandysim, kur bus cinamonas ir jautiena. Tai čia labai sicilietiškas pyragėlis. Viduje yra 2 kartus virta mėsa, cinamonas, nežinau, ar čia cukriukai, o apibarstyta, žodžiu, ragaujam. Aš nesu dar valgius saldžios mėsos. Kaip vandelė su tuo pitogenu. Nepasakyčiau, kad čia yra mėsa, čia išdurt galima vargšus vegetarus. Esam Clicli miestelį, vėl nemokamai radom parkingą. Eisim dabar paturistaut. Čia yra labai gražus, senovinis, autentiškas miestukas. Nėra žmonių ir kavinės nedirba, o mes valgyt norim. Valgyt! Niekas taip nedirba. Nerijau, ką čia darai? Aš man tai kojinių pritrūko, tai va čia 3 poras užsimerkiau, va tai užteks. O kiek tu jas ilgai čia rauginsi? Aš tai manau, nueisiu, pasivaikščiosiu, dabar prasiplausiu, dar sikelį ir pasidžiausiu. Tai aš manau, šį vakarą bus vėl gerų kojinių. Realiai aš turiu kokias 6 poras ir pritrūkau dabar. Negalvokit, kad aš ubagas koks, bet kartais pritrūksiu kojinių. Reikia skalbyklą gal tiesiog nuvažiuoti. Paprašiau, blemas, dėl tų kojinių skalbyklos. Va, užmerktas Nerijaus kojines. Tai taip vyksta nūdiena, tai čia, o pasidžiausiu tai čia, bet iš karliukas traukia labai gerai viskas. Man tai nesunku. Su Nerijum lipam tokiais laiptais. Koks šitas kaimas Kalta Džiorė? 300 laiptelių su mozaikom rankų darbo. Šitas, jie yra skirtingi. Čia tokie bumbulai, čia jau kitokie bumbulai, ten jau kitoks veidelis. O tas žmogus sportuoja. Čia geras kardijo, šiaip tai jeigu ką. Tai štai kas mums pasitinka. Galva, pastatai. Atėjom su Nerijum ypatingo grožio parką. Kaip šis miestas vadinasi? Bomba Kalė Džiuliazė. Žodžiu, uždėsim nuorodą, bet čia labai gražu. Čia kažkoks statinukas ir paskui visas parkas vasarą, čia didžiuliai šešėlis susidaro. Čia tiesiog Italija stebina. Fontanas. O veikia fontanas? O, kaip tom palmėm gerai. Papūga. Kur? Kažkur ten nuskrido į medį. Ir aišku, katinukai yra. Taip, Nerijus yra. Imam katinukus namo? 5 katinai. Ėjom. Ir va tokį grožį rado. Nu, šitas miestelis mane taip stebina. Italai didžiuliai katinukų mylėtojai. Tai tokia moteris važinėja ir palikinėja katinukam maistą. Tai jie antiek yra prisivalgę, kad jie net nebesuvalgo. Visoje Sicilijoje aš mačiau tokių dalykų. Nu, šiaip labai faina, šiaip katinų mylėtoja, tai man gera. Prie šito parko yra toks visas kelias keramikinių vazų, nežinau, kokį 100 mes praėjom. Ir kiekviena turi savo istoriją, nors čia tikrai yra į ką pažiūrėti. Einam su Karolina gatvė ir žiūrim, taip žmonės šiukšlės nuleidžia ir vadinasi kažkas paims tas šiukšlės ir išmes. Svarbiausia neatsitrenk. Geras. Iš kaip aukštai.
neturėjau ką veikti, nusipirkau šitų daiktų visokiausių kalmarų, šepijų. Dabar eisiu kažką su jais daryti. Eisiu čia GPT klaus, kaip ten viskas einasi. Nu tai kokiai valandai 2 turiu užsiėmimą dabar jau. Kiti tai nuvalo, šitie tai nenuvalė. Išleido vieną vyrą į turgų. Žiūrėk, ką nupirkau. Eis dar gyva, gal žiūrėk, kokios akys. O ir rašalai šitas, kur ginasi jie. O ką su jais daryti? Skros. Ir jas paskui kepti. Kiek tu čia jų pripirkai? Žiūrėk, šita tai tokia gerulė. Eik tu šiek, ką su jom darai? O dieve. Rašalas, čia kaip teka rašalas. Ble, kaip aštrus, šičia kokie tu nagai aštrus. Oh my god. Aš tai prašiau vieno, tai jie 3 įkrovė, tai itališkai nemokėjau atsakyti, bet tu šiek šitas koks gerulis. Čia tik žiūrėk, ranka kokia juoda. Nu va čia tokių žuvelių, nu žuvelės kaip žuvelės. Niekam čia vis neįdomu. Žiūrėk, kaip prilipo jisai. Žiūrėk, matai? Tai gal jis gyvas dar? Žiūrėk. Nerijus dar gyvas. Manai? Pažiūrėk, gal dar net kvėpuoja. Kur to kvėpuoja? Nu čia tai kažkas įvyko. Eina šiek, nu gerai. Žiūrėk, juodą tą maišelį netyčia suspaudžiau. O čia ne įkriukai dar? Čia įkriukai kažkokie tai. Čia džibėtis sakė plauk porą kartų. Bet kažkokia nesąmonė. Nu dabar jau krapštyk ten viską. Krapštau, brangioji, krapštau. O ta kokia didelė dar liko, tai kas ten bus? Nu tai sėkmės tau, brangusis. Ačiū, brangioji, ačiū. Nu, ką čia darai? Akis pravdinu ir to šitą pusę malau. Žiūrėk, akis. Šitą geresnė. Daugiau kad bepirkčiau. O, dieve. Aš jau praradau viltį visiškai. Jau čia pridrapščiau. Karolina jau sako, pasitrauk. Kaip tau, brangioji? Normaliai. Čia man atrodo viską paprašiau. Svarbiausia, kad rytoj atsibustumėm gyvi. Kaip tavo sepijos? Geriau būčiau cepelinus daręs. Nu, tikrai. Su vargu, su sepim belekai. Bet, va, prašau rezultatas. Šiaip gamintai labai trumpai, bet nuvalyt, o dievai. Nežiūrės visas pavargęs. Aš dar ir žuvis valiau beje. Tu šaunuolis. Patikėk, skaitai. Tai atėjom į tokias labai prabangės itališkas kapines ir aiškinsimės, kas čia šituose butuose ilsis. Čia yra kiekvienos šeimos mauzoliejus arba kelių šeimų. Sicilijoje žemė labai kieta, tai kas labai sunku ir juos muminifikuoja. Jie čia džiūna ir nėra to kvapo tokio. Jau kaip namai visiškai su durim, su raktais, mauzoliejai, tai tokia didybė. Tai kai miršta žmogus, jį čia padeda galvų į pietus ir uždeda su tokia anga. Ir jisai čia munifikuojasi. Išorė ženkliai gražesnė negu vidus, čia labai paprastai. Šiaip tai gali kokią britėlę iškliuot, kokią nors, nežinau, knygutę padėti. Jūs įsivaizduojat, miršta žmogus, tenais reikia įdėti jį. Kaip tai su kopėčiom deda, o kaip jau suyra, tada deda į šitą mažiuką kapuką. Paskui kitiem čia daugiau vietos tada yra. Čia laikina stotelė. Apie 10-20 metų jie čia mumifikuojas, bet veislė iš kapinių tai yra tobuli. O šičia mes radom tokį įdomų dalyką. Leitenantas, Maro, tai mes jau supratom, kad tai yra jūreivis, čia yra kapralas ir čia jau yra kareivių kapai su nuotraukom. Bet visiškai kitokios negu Lietuvoje ir Vokietijoje. Mes tai mėgstam kažkodėl į kapines nueiti, pasižiūrėti. Ir va čia tokia mada yra taip nuotraukos padaryti. Ant kažkokio trečio kapo. Nerijau, gal baigėm kapų temą, nes galvos, kad mes turim kapų fetišą. Fetišą. Gerai, einam valgyti. Einam. Štai mūsų kemperio stovėjimo vieta. Tokį vaizdą turim. 20 euriukų parą. Šitas kemperistai Sicilijoje atvažiavam tokiais keliais. Klausimas tik tai vienas. Ar išvažiuosim ir kada išvažiuosim? Kiek jau, kaip tu galvoji, išvažiuosim iš čia? Aš sakau, kai baigsim, kad tu pakreipsi, tu išvažiuosi.